Penktadienį Druskininkų apylinkių keliais pirmą kartą važiavo geriausi pasaulio lenktynininkai. VRC pasaulyje organizuojamas nuo 1973 metų, o varžybos vyksta 15 pasaulio šalių. Šis čempionatas yra laikomas vienu sudėtingiausių ir populiariausių pasaulyje. Visi į varžybas atėję automobilių sporto aistruoliai turėjo istorinę galimybę pamatyti geriausius pasaulio sportininkus, kurie skriejo įdomiomis ir greitomis trasomis. Pasaulio ralio čempionatas yra aukščiausio lygio varžybos, kuriuose kovoja geriausi pasaulio sportininkai, o varžybos transliuojamos daugelyje pasaulio šalių. Lietuvoje surengtą ralio etapą stebėjo ir į Druskininkus atvykusi Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Lietuvos olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Seimo narė Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės vadovai, tarybos nariai, kiti svečiai ir daugybė automobilių sporto aistruolių. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos neaplenkė pasaulio ralio čempionatas ir tai yra labai svarbus įvykis Lietuvai, tai rodo, kad tai yra įvertinamas Lietuvos sportas, jo indėlis į bendrą pasaulinę šią sporto šaką, o druskininkai kaip visada lenkia kitus miestus ir džiaugiuosi, kad būtent per Druskininkus eina ši trasa. Ar pati esate azartiška automobilių sporto mėgėja? Taip, mėgstu šią sporto šaką ir visada žavu, kada yra greitis, adrenalino daug ir yra vyriška kova. Ir džiaugiuosi, kad toje kovoje dalyvauja ir moteris. Aš manau, iš tiesų tai labai daug reiškia čia gyvenantiems žmonėms, kad pirmą kartą tokia galimybė, kad pasaulinės trasos ralio eina per mūsų Druskininkų savivaldybės teritoriją. Tai yra galimybė žmonėms pamatyti, koks populiarus tas sportas, tiesiog reiškia ir populiarinti, prisidėti prie populiarinimo, nes tai gali tapti vėl naujų traukos centrų, nauja galimybė druskininkiečiams. Va čia taip norėtųsi, kad ir suvenyrais kas nors paprekiautų ir kad įsivežtų kažkokius taip prisiminimus. O žinau, kad mūsų krašte vis daugiau atsiranda smulkių verslininkų, kurie teikia vienokias ar kitokias ar paslaugas, ar tai suvenyrus, kaip minėjau. Taigi labai tikiuosi, kad ateityje, jeigu mums pavyktų savivaldybei, pavyktų susitarti, kad tai taptų tradicija, tai yra nauja galimybė čia gyvenantiems žmonėms. Bet koks tarptautinis renginys jis yra svarbus tam regionui ir apskritai Lietuvai ir sporto populiarinimui. Bet kada, bet kokios federacijos didelis renginys pritraukia ne tik žiūrovus, bet ir norinčių sportuoti, norinčių domėtis, o tai yra turbūt svarbiausia. Ar esate automobilių sporto gerbėja? Na, aš turbūt esu visų sportų gerbėja, be abejo, kaip ir visi vairuoju automobilį, tikrai nesitaikau į tokias aukštumas, bet vis tiek įdomu pasižiūrėti, nes bet koks sportas, ypač kai kas nors paaiškina, parodo, kažką pradedi suprasti, jis yra įdomus ir traukia dėmesį. Na, pirmiausia, tai labai džiugu visada girdėti, kada kažkas organizuoja renginius ir organizuoja kažkur kitur Lietuvoje ir organizuoja Druskininkuose ir vienareikšmiškai iš visų girdžiu vieną nuomonę. Taip paprasta, taip lengva, taip nesudėtinga organizuoti renginius kaip Druskininkuose nėra niekur kitur. Tai yra didelis įvertinimas savivaldybės tarnybų, kitų tarnybų, nuo kurių priklauso sklandus darbas, organizavimas, tai yra didelis įvertinimas. Na, kada varžybos yra tokio lygio kaip VRC ralis, tai yra po Formulės 1 antroje vietoje pagal populiarumą, pagal žmonių domėjimąsi, tai yra renginys, kurio dar Lietuvoje nėra buvę ir džiaugiuosi, kad mes esame vėl pirmieji su tokiu renginiu startavusiu būtent Druskininkų apylinkėse, daug pačiame mieste įvairių renginių bus ir taip toliau. O jeigu gerai viskas įvyks, tai manau, kad tokios varžybos jau bus sekančius 3 metus, o jeigu per tos 3 metus viskas gerai vyks, tai dar 5 metai papildomai. Lietuva dėmesio centre bus, kaip ir kitos šalys, kuriuose vyksta toks renginys. Lenktyninius automobilius druskininkiečiai bei kurorto svečiai turėjo galimybę pamatyti ir Druskininkų centre. Kitoje naujojo tilto per Nemuną pusėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje įrengtoje laikinoje serviso zonoje, taip pat atkarpoje tarp Druskininkų savivaldybės ir pramogų aikštės. Sportininkai mielai pozavo fotografams, bendravo su druskininkiečiais ir miesto svečiais.
Druskininkų apylinkėse geriausi planetos lenktynininkai turėjo įveikti 4 greičio ruožus, tačiau pasaulio ralio čempionato Lietuvoje etapas baigėsi ne taip, kaip tikėjosi daugelis ralio fanų. Dėl galimo pavojaus dalyviams ir žiūrovams 2 iš jų buvo atšaukti. Ir vietoj planuoto 104 km distancijos VRC žvaigždės mūsų šalyje nuvažiavo tik 31 km. Organizatoriai sakė, kad mūsų trasos unikalios, todėl tikimasi juose dar ne kartą pamatyti garsiausius lenktynininkus.